Sveiki, su jumis Eugenijus Pešinskis ir Medžių idėjos. Nu ir ką, ir mes dabar jau pradedam naują namuką ir pamatus išliejau. Dabar hidroizoliaciją darau prie mydos, prie finfomo mydo priklijavimas, tai išlydyta, bet neišlydytas finfomas, tai irgi mūsų technologija, kaip padaryti priklijavimą, neišlydyti finfomą. Čia dabar pilsto žemę, smėliuką tą, kad vienu žodžiu paliksim 30 cm iš apačios, vienu žodžiu, kad tik padėti finfomą iš apačios XPS ekstrudinį polistirolį dėsim čia. Ir vienu žodžiu jau nuo pirmadienio pradedam karkasą, tai savaitę ir stovės tas namukas. Žiūrėkit, stebėkit. Vienu žodžiu, dabar paėmiau tokį mašinytę, kurį pilsto smėlį, nereikia rankom nešiot, viską gražiai. Per keletą čia, per pusvalandį gal kokį, per valandą, visas smėliukas bus viduj. Paskui tik tai aišku reikės pralyginti, išlyginti. Nu ir kažkokį laiką pastovės, paskui jau trambuosim, jeigu reikės, nes būna po lietaus viskas taip. Bet vis tiek, manau, trambuot reikia, nes paskui, kad nebūtų tų pragulų. Tai tiek, dabar dar dabaigsim šiandien hidroizoliaciją, praeisim su nuliais, su rotaciniu ir viskas, ir pradėsim statybas. Penktadienį atvažiuojam, šiandien trečiadienis, penktadienį atvažiuoja mediena. Ir pirmadienį jau prasideda statybos. Tai tiek. Kas nori žiūrėti, stebėti, prašom, prisirašykit. Eugenijus Pešinskis, Medžių idėjos. Iki kitų kartų. Sėkmės jums.